Kalėdų laukimo laikotarpiu šventinę nuotaiką spinduliuojanti Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija tęsia jau įsišaknijusias tradicijas. Šiandien gruodžio 12 dieną mokykloje turim kasmetinę tradiciją tapusią gerumo akciją, kurios metu renkame lėšas mokyklos nepasiturintiems vaikams, o likusią pinigų dalį skiriam įvairioms organizacijoms kaip Karitui ir Raudonajam kryžiui. Tai yra tapęs kasmetinis Miltinio renginys ir taip mes prisidedam prie tos šiltos kalėdų dvasios. Gimnazijos mokiniai šiai tradiciniai mugei ruošiasi ilgai ir atsakingai. Labai džiaugiuosi, kad mokykla labai taip pasikeitė per kalėdas. Normaliai čia būna taip niūru, bet šį kartą tiesiog vien džiaugsmas, sausainiai, eglutės, žvaigždutės, visur ant dangaus. Šiandien mes turim mugę, labai didelę mugę. Paduodam pyragėlius. Viskas, kas kalėdiška, ar ne tik kalėdiška, kas skanu, kas jauku, kas primena močiutę. Kalėdinės mugės metu surinkta daugiau nei 700 eurų, kurie pasieks gimnazijos nepasiturinčių mokinių namus.